Sveiki, šioje pamokoje bandysime panaudoti tai, ką jau išmokome ir stengsimės iš to išgauti bent kiek naudos. Galiu pasakyti, kad kursime programą, kuris skaičiuos vidurkį, vartotojui leisime laisvai pasirinkti iš kelių skaičius norės išvesti tą vidurkį ir žinoma visus tos skaičius galės vesti klaviatūra. Kaip jau ir supratote, kadangi paminėjau, kad įvesime klaviatūrą, todėl reikia importuoti skenerį. Tai padaryti jau mokate. Susikuriame skenerio objektą galbūt iš karto. Nepamirštam kaip argumentą nurodyti system.in. Šiuo argumentu nurodome, kad reikšmės bus įvedamos klaviatūra. Ir aš tai primečiau, kad mums reikės iš viso 5 kintamųjų. Vienas, kuris suks ciklą, pavadinkime jį tiesiog raidė I, galite pavadinti bet kaip, integer tipo jis bus. Ir pradinė reikšmė lygi 0. Taip pat skaičius n. Tai šį skaičių vartotojas šio skaičiaus reikšmę įves klaviatūra ir tarsi nurodys, iš kelių reikšmių bus vedamas vidurkis. Kaip žinote, vidurkis skaičiuojamas sudedant visus skaičius ir padalinant iš to skaičiaus, kiek jų yra. Taigi mums reikės kažkokio kintamojo, kuris sumuotų visas reikšmes. Šį tiesiog pavadinsiu suma ir duosiu jam double tipą, kadangi vidurkis bus realusis skaičius. Pradinę reikšmę prisiskiriame 0. Taip pat susikuriame dar vieną kintamai, kuris neš rezultatą, tai bus vidurkis. Ir reikia dar vieno tarpinio kintamojo, kuris kaskart sukantis ciklui bus nuskaitomas kaip naujai įvestas skaičius. Gal tai skamba kiek painiai, tačiau vėliau pamatysite ir viskas tikrai paaiškės. Šį kintamąjį galime pavadinti tiesiog tarpinis. Ir taipogi jokios reikšmės nesuteikiame. Jau kaip ir girdėjote, naudosime ciklą ir mes dabar kol kas mokame vienintelį ciklą, tai ciklas while. Apsirašyti jį taip pat mokate, skliausteliuose rašysime sąlygą. O jie atrodys štai taip. Kol I mažiau už n, o tai reiškia, kad ciklą vykdys tiek kartų, kokį skaičių štai čia, kokią reikšmę suteiks šiam kintamajam vartotojas. Tarkim, jeigu reikšmę suteikia 2, pradinė I reikšmė yra 0. Taigi darydamas pirmąjį ciklą, kintamasis įgis skaičių reikšmę vienetas ir darys dar vieną kartą ciklą, kol nebetenkins sąlygos. Vėliau tai pamatysite. O štai čia pačiame cikle vyks tokie veiksmai. Vartotojui kaskart, kai suksis ciklas, išmes į ekraną, įveskite skaičių. Ir tuomet kompiuteris lauks, kol jam bus suteikiama reikšmė, ir tai atrodo štai taip, jau tikrai mokate šį veiksmą naudoti, klaviatūra ir next, kintamojo tipas double.
Ir kai šis tarpinis kintamasis, na tarkim, įveda vartotojas skaičiaus reikšmę 10 ir tuomet šiam kintamajam priskiriama reikšmė 10. Kai daromas dar vieną kartą ciklas, tarkim, vartotojas įveda reikšmę 15 ir šiam tarpiniam kintamajam priskiriama reikšmė 15. Na, tai tikrai patogiau nei kurti 10 kintamųjų. O tuo metu taip pat didės ir suma, tas mūsų bendras totalus skaičius, kurį dalinsime iš skaičiaus n. O n, kaip jau minėjau, yra skaičių kiekis, iš kurių bus vedamas vidurkis. Na, taigi galima užrašyti suma bus lygus suma plus tarpinė. Bet jau aš vis esu mokinęs vienos gudrybės, kad nereiktų rašyti viso ilgo sakinio, galima tiesiog pakeisti į analogišką. Na ir tai atrodytų štai taip. Ir tuomet, kai ciklas jau nebebus daromas, mes apsiskaičiuosime vidurkį, kadangi suma jau bus visa sukaupta ir lieka viską padalinti skaičiaus n. Taigi vidurkis bus lygus suma padalinta iš n. Na ir mes norėsime vartotojui išvesti į ekraną System Out. Galime pasinaudoti ir spausdinimo funkciją printf, kurią jau taip pat turėtumėte mokėti. Rašome kažkokį tai tekstą, tarkim, įvestų skaičių vidurkis yra, dedame procento ženklą s ir po kablelio rašome kintamąjį, kurį norime įterpti iš tai šią vietą. Ir šiuo atveju tai vidurkis, kabletaškis. Na ir pamiršau dar vieną dalyką, kaip jau minėjau, skaičiaus n reikšmę vartotojas turi pats įsivesti klaviatūra. Ir visų pirma įvedame, tiesiog parašome tekstą, kurį spausdins vartotojų programa, kad jis suprastų, jog šiuo metu jau reikia įvesti tą skaičių. Įveskite kiek skaičių norėsite naudoti. Na, ta prasme, naudoti skaičiuojant vidurkį. Galite čia bet ką parašyti, bet kokį savo sugalvotą tekstą. Na ir tuo metu tas kompiuteris laukia, naudojame objektą. Pasirenkame metodą nextInteger, kadangi n kintamojo tipas yra integer. Na ir štai, kai jau priskiriame reikšmę kintamajam n, štai čia dingo klaida. Na ir dar pamiršau vieną dalyką padaryti, kad ciklas nebūtų begalinis, tiesiog reikia į reikšmę kaskart didėjant, kaskart, kai atlieka šios veiksmus, padidinti vienetą. Na, šį veiksmą taip pat jau mokate padaryti. Na ir dabar paleidžiame programą, vėliau viską pakomentuosiu. Okay. Štai rašo, įveskite, kiek skaičių norėsite naudoti. Tarkim, norime naudoti 4 skaičius, įveskite skaičių. Na, tai čia jau dabar vedame tos skaičius, kurias naudosime vidurkiui. 20, 30, 40. Na ir štai rašo, įvestų skaičių vidurkis yra 25. Net neabejoju, kad suskaičiavo teisingai. Na, dabar viską greit pakomentuosiu. Importavome skenerį, susikūrėme skenerio objektą, susikūrėme kintamąjį į ciklui tiesiog prasukti, kintamąjį n, kuriuo būtų nurodoma, kiek skaičių bus įvedama ir iš kelių skaičių bus skaičiuojamas vidurkis. Suma tiesiog kaupimo kintamasis, vidurkis atsakymo kintamasis, tarpinis, tai tiesiog toks kintamasis
kad nereiktų kurti mums 10 ar 20 kintamųjų, o kas kart sukantis ciklui jis įgytų vis naują reikšmę ir ją prisumuotų prie kintamojo suma. Na, štai čia įvedame vartotojui, įveskite kiek skaičių norėsite naudoti, tuomet kompiuteris laukia, kol bus suteikiama integer reikšmė. Tuomet pradedamas vykdyti ciklas, kol tenkinama šita sąlyga. Taigi, tai priklauso nuo vartotojų įvesto skaičiaus. Tuomet, kai vykdomas ciklas, spausdinama sistema ant printline, veskite skaičių ir ta reikšmė priskiriama kintamajam tarpinis ir ta reikšmė pridedama prie kintamojo suma, kuri kaupia visą tą mūsų sumą. Ir kad ciklas nebūtų begalinis, tiesiog prie jį pridedame 1 ir tokiu būdu ciklas baigiamas vykdyti, kai netenkinama sąlyga. Na, štai čia apskaičiuojamas vidurkis, tai suma padalinta iš skaičiaus kiekio ir atspausdinamas mūsų atsakymas. Na, tai tiek šioje pamokoje. Tokia mūsų buvo pirmoji paprasta programa. Jeigu kilo klausimų, klauskite, rašykite, mielai atsakysiu ir iki susitikimo.